Tai pirma didžioji svarbiausia pareiga, jis turi būti dvasinis lyderis sau ir šeimai. Jis turi būti šeimoje, galima sakyti, žinys, autoritetas, protas, sąmonė, dvasia, aktyvus mąstymas, minčių valdymas, žinios, kompetencija, know-how, išmintis ir taip toliau. Čia kaip be pavadinsi. Jisai pirmiausia turi būti, jeigu žiūrėti iš moterų pozicijos į vyrą, tai jis turi būti autoritetas, jis turi būti smegenys, mąstymas pirmiausia. Jeigu jis neturi smegenų, moteriai jis yra neįdomus iš principo. Kitaip sakant, jo mąstymas turi veikti aktyviai, nuolat, į priekį, prognozuoti, strateguoti gyvenimą, užbėgti į priekį, reiškia galimom kažkokiam klaidom, preventyviai, tai prasme, jis turi būti aktyviai mąstantis ir tai veikia iš principo valios pagrindu. Galima sakyti taip, kad ta pagrindinė savybė yra valia, valios ugdymas, bet tai yra mąstymo ugdymas. Aš čia pasakiau klasikinį rytietišką pirmos pareigos apibrėžimą, vakarų civilizacija, kuri yra labiau egoistiška, šitą pirmą pareigą tapatina su savoka protection, apsauga, apsaugot moterį nuo kažkokių pavojų. Tai aš jas abi sujungiu į vieną, autoritetą ir apsaugą. Jeigu vyras yra aktyvus ir aktyvi valia, jis automatiškai yra ir apsauga visom prasmėm. Visų pirma, jis apsaugo savo šeimą nuo pavojingos informacijos, nuo pavojingų mąstymo virusų, negatyvių kažkokių depresyvių idėjų, nuo negatyvių filmų, tekstų, ideologijų ir taip toliau. Jis